Dabar mes kalbame su Lina Paliulyte, su kuria susipažinome tokiame įdomiame labai renginyje Rumšiškėse, į kurį buvo susirinkę daugybė tų žmonių, kurie domisi vaisingaisiais augalais. Ir ji pristatė tokią knygą Individualizuota medicina atgauti ir išsaugoti sveikatą. Štai atverčiau tą knygą ir skaitau. Ir paprašysiu Linos, kad pakomentuotų tas frazes, kurios man taip pasirodė labai įdomios. Kokia paguoda grįžti į gamtą. Taip, manau, kiekvienam lietuviui nesvarbu, kokio amžiaus kategorija yra, labai svarbu yra vaistažolės ir tiesiog ir mano bendraamžiai vartoja susirgę ir medų, ir žoleles, ir citriną, ir natūralius gydymo metodus. Ir kaip tik ši knyga yra apie natūralumą ir tiesiog šis prancūzas, gydytojas, fitoterapeutas, žymus Prancūzijoje, labai skirtinį dėmesį sutelkia endokrininiai sistemai, hormonų sistemai ir taip žiūrėdamas į endokrininę sistemą ir jos rodiklius galima labai tiksliai nustatyti ligą ir tada antra stadija yra gydyti žolelėmis ir kuo mažiau vartoti cheminius vaistus, jeigu tik įmanoma jų išvengti. Šita knyga man labai padarė teigiamą įspūdį, iš tikrųjų čia labai gerų minčių ir kad mus tiesiog pamokanti knyga. Aš tai ją rekomenduočiau visiems medikams, kas turi ryšį su medicina, visiems net tinka čia ir kas ir neturi ryšį, nes iš tikrųjų labai knyga informatyvi ir labai tinka visiems persiskaityti. Tai tiesiog atsiras naujos mintys, naujos supratimas apie tą visą gydymą ir fitoterapiją ir bendrai gydymą. O dabar viktorina, kurios prizus įteikė Lina. Ir kartu Lina sugalvojo klausimą, į kurių atsakė mūsų žiūrovai, jūs gerbėmieji žiūrovai, gausite dovanų šitą puikią knygą. Taigi klausimas koks? Iš kurios šalies yra šios knygos autorius Jean-Claude Lapraze? Atsakymai. 1. Brazilija, 2. Prancūzija, 3. Latvija.